Sveiki visi, čia Fizinių ir technologijos mokslų centro arba FTMC tinklalaidė. Tai, ką jūs ten darot? Klausimas, kurį dažnai mums užduoda ir mes bandom į jį atsakyti, kviesdami talentingus mūsų mokslininkus ir mokslininkės. Aš esu Simonas Bendžius ir su džiaugsmu pristatau mano pašnekovę Agnę Minderytę, jie yra FTMC aplinkotyros skyriaus doktorantė. Labas, Agne. Labas, Simonai. Kalbėsim apie aerozolius, tiksliau apie aerozolio daleles, smulkes nematomas, kurios tikrai yra aktualios mums visiems turbūt iš blogosios pusės, nes sukelia daug įvairiausių ligų, teršia mūsų orą, blogina gyvenimo kokybę dėje, bet visa laimė, kad turime mokslininkų, kurie bando su to kovoti, tyrinėja tas daleles ir tiesiog ieško sprendimų, kaip galbūt ar ne švarinti tą mūsų aplinką ir kur link eiti, kad sveikiau gyventume. Tai apie viską mes pakalbėsim, o pirmiausia, Agne, kaip ir minėjau, tu dirbi aplinkotyros skyriuje, tai galbūt daug kas pirmą kartą tą žodį išgirdo, tai ką veikia aplinkotyros skyrius? Tai aplinkotyros skyrius užsiema tarpdiscipliniais tyrimais, kurie apima fizikos, chemijos ir dalinai technologijų sritis, o mūsų tyrimų kryptis yra aerozolio dalelių tyrimai, mikroplastiko tarša ir inovatyvių matavimo metodų vystymas. Ir mūsų veikla, moksliniai tyrimai turėtų padėti žmonėm geriau, ir mum, ir žmonėm geriau suprasti apie oro kokybės būklę miestuose ir ne tik, apie įvairių teršalų poveikį aplinkai ir žmogaus sveikatai. Ir tuo pačiu mes, kaip minėjau, vystome inovatyvius technologijų procesus, taršai mažinti ir gerinti žmogaus gyvenimo kokybei. Tai ne tik žodžiu, tai net kas vyksta, bet ir ką galima daryti, kaip sakant, ar ne? Kaip pagerinti, kaip pritaikyti kažkokias technologijas. Tavo, Agne, disertacinio darbo, kurį rašai ir turbūt jau į pabaigą tema yra aerozolio dalelių mažesnių už 1 mikrometrą arba toks submikroninės, tai tų dalelių sklidimas tolimosiomis oro masėmis. Čia labai taip viskas skamba vėlgi labai protingai, bet pirmiausia, gal tos aerozolio dalelės, mes girdim, ar ne, kartais aerozoliai, aerozolio dalelės, tai galima tiesiog įsivaizduoti, kas tai yra, ar ne, kaip jos atrodo galbūt? Taip, tai aerozolio dalelė yra labai įvairios, gali būti labai įvairios sandaros, gali susidaryti tiek iš kietos ir skystos fazės, tai jinai gali būti, tarkim, kieta dalelė, ant kurios yra nusėdę kažkoks tai, vadinkim, tirpalas. Čia vagia tavo padelį dabar. Jo, aš labai pasimečiau. Tai tos, kai sako, kietosios dalelės, ar ne? Tai čia tas, apie ką kalbam. Taip, turbūt. Tai kietosios dalelės jos tarsi nurodo, kad tai yra tik kietosios dalelės, o iš tiesų aerozolio dalelė jinai gali būti kieta branduolyje su kažkokiu tai skystu apvalkalu, tarkim. Ir gali būti visiškai kieta ir tai yra vis tiek aerozolio dalelė. O aerozolis, moksliškai žvelgiant, tai yra tos aerozolio dalelės, kai suspenduotos dujose. Mes nagrinėjam tas dujas kaip orą. Mums įdomu tai, kas ore, atmosferoje yra. Tai dėl to tas aerozolis mūsų tyrinėjimas, tai yra aerozolio dalelės lauko aplinkos ar netgi kartais ir patalpų ore. Ir tos dalelės jos susidaro iš žmogaus veiklos, turbūt iš iškastinio kuro, ar ne, iš automobilių, iš kaminų, ar jos gali būti natūraliai kažkaip irgi būti? Gali būti visaip. Iš tiesų šiuo metu žmonių veiklos šaltiniai yra vyraujantis, vadinami antropogeniniai šaltiniai. Tai yra iš tiesų automobilių išmetamieji visi teršalai, nors automobiliai išmeta ir dujinius teršalus ir kietasias daleles, vadinkime, ar ne, ar aerozolio daleles. Taip pat, jeigu mes kūrename, deginame iš tiesų bet kokią medžiagą ir į aplinką irgi išsiskiria teršalai, kai kurie gali būti dujiniai, kiti vėlgi yra dalelių pavidalu išsiskiriantys. Bet taip pat aerozolio dalelės gali būti ir natūralios kilmės. Pavyzdžiui, miškuose mes nuėję visą laiką užuodžiam kažkokį gryną miško kvapą. O tai yra iš tiesų
terpenai, kažkokie tai organiniai junginiai, kurie išskiriami iš medžių, lapų ir jie tiesiog sukuria mums tą miško kvapą. Gerasis aerozolio. Taip, tai Geras vadinkim, aerozolis. taip, tai irgi yra aerozolio dalelės. Taip pat kitas didelis aerozolio dalelių šaltinis yra jūros bangavimas, jūros vanduo, nes jūros bangoms, kaip bangų mūšai vykstant, tos baltos kaip bangų keteros, purslai, jie irgi išskiria, kaip vadinama, jūrinį aerozolį. Tai va. Tai jis irgi yra geras, ar ne? Ar tiesiog jis nedaro nei blogos, nei geros įtakos žmogui? Jo, sakyčiau, kad geras. Kad geras, nes turbūt tiek žmogui nepadarys žalos, tiek atmosferai irgi klimatui neturi neigiamo poveikio, apie kurį būtų bent jau labai plačiai kalbama. Tai jeigu gerai suprantu, ar ne, kad su tom gerosiom aerozolio dalelėm nelabai yra ką veikti, jos yra ir mes jomis džiaugiamės, bet būtent tu su komanda tyrinėjai tas jau, kurios gali kelti pavojų ir kelia žmogaus sveikatai, ar ne? Mes tyrinėjom iš tiesų mišinį. Mišinį, okei. Sunku yra atskirti kartais, kur čia yra geros, kur blogos. Mes pamatuojam viską jau mišinio pavidale. Bet taip, mus labiausiai domina tos, sakykime, žmogaus veiklų sukurtos dalelės ir kaip jų, tarkim, poveikį mažinti ar emisijas mažinti. Iš kokių cheminių darinių, cheminių komponentų tos dalelės susidaro? Ko daugiausiai jose būna? Viskas priklauso iš tiesų nuo aplinkos, kur vyktų matavimai. Tai pavyzdžiui, mieste gali būti daug organinio aerozolio komponentės, didelė šita dalis. Tai yra tiek, organinė yra labai neapibrėžta. Tai gali būti ir iš miško, iš medžių, ta prasme, išsiskirianti aerozolio dalis ir ateinanti iš, tarkim, degimo procesų metu, kai dega iškastinis kuras, biomasė, biokuras ar kiti kurai kažkokie. Tai organinė susijusi su anglimi. Taip. Tai yra kažkokie anglies junginiai. Ir jų ten yra tokia įvairovė, ten galima milijonai skaičiuoti ir dažniausiai tiesiog viskas apibendrinant vadinama organinė anglimi, organiniu aerozoliu. Taip pat miestuose įprastai dėl didelio automobilių srauto yra ir nitratai. Kadangi automobiliai važiuodami, kai jie degina kurą, išmeta azoto oksidus ir tada azoto oksidai atmosferoje pereina cheminės įvairias reakcijas ir sudaro, mes vadinam nitratų, bet iš tiesų tai yra kaip azoto aerozolis, NO3. Chemikai NO3-. Tai čia yra kaip jonas, bet jisai yra kombinacijų su kažkokia kita komponente, tarkim. Tai va. Taip pat kita dažnai pasitaikanti aerozolio komponentė yra sulfatai. Tai susidaro iš degimo procesų, kai dega kuras, kuriame yra sieros. Tai vėlgi, degimo metu išsiskiria SO2 ir tada pereina cheminės reakcijas ir tampa iš dujinio, iš teršalo pereina į, vadinkim, dalelę. Skamba nekaip jo. Skamba tai, kad iš tiesų niekada nėra to galutinio produkto. Atmosferoje visą laiką viskas kinta ir tiesiog viskas priklauso, kuriame laiko tarpe tu, apčiuopsi, užfiksuosi. Tai daug kur informacija tai yra, statistika skelbiama ar ne, kokią žalą daro tos aerozolio dalelės ir tas užterštas oras apskritai ir tarkim, ir NASO's interneto svetainėje ta informacija, pavyzdžiui, kad oras, kuris yra užterštas to iškastinio kuro sukeltomis aerozolio dalelėmis, jos kasmet visame pasaulyje sukelia maždaug 8 milijonų žmonių priešlaikinę mirtį, Europoje 300 000 žmonių statistika, ar ne, ir degant iškastiniam kurui išsiskiriančios tokios smulkios dalelės gali būti įkvėptos, aišku, ir sukelti astmą, kvėpavimo takų infekcijas, plaučių vėžį netgi, arba širdies ligas. Tai rimta problema ir jeigu taip iš karto ar ne už akių užbėgant,
Kalbant apie tavo ir tavo komandos tyrimus, ar galima kalbėti apie kažkokią bendrą tokią oro užterštumo situaciją Lietuvoje arba Vilniuje bent jau? Kiek tai rimta yra, ką tu pati ar netyrinėdama pastebi kokius tokius esminius momentus? Aš tikrai galiu pasidžiaugti, kad Lietuvoje oro kokybės būklė yra gera, nors visada jinai gali būti geresnė. Kas paskutiniu metu gal padažnėjo, tai yra vadinamų kietųjų dalelių koncentracijos padidėjimai, kai susidaro tiesiog nepalankios meteorologinės sąlygos, užeina kažkokia oro masė, dažnai jinai ateina iš rytų pusės, rytų, pietų ir sustoja, vadinkim, virš ar Lietuvos, ar Vilniaus, kai nebėra oro masių judėjimo ir teršalai kaupiasi dar plius mieste, nes vis tiek judėjimas vyksta, žmonės juda automobiliais, šildosi namus ir tada tiesiog tarša kaupiasi. Tai taip pat gali susidaryti žiemą. Tai tuo metu mes gaunam pranešimus į telefonus, kad geriau likite namuose, neužsimkite aktyvę fizinę veiklą lauke. Taip, čia buvo ypač vasarą, atsimenu, kada mes iš draugo gimtadienio važiavom ir toks dangus keistas, saulė tokia išblukus ir paskui žinutės ateina, kad o kitą dieną turėjo būti Vilniaus maratonas, ateičiau jau rugsėjo mėnuo ir kažkaip Vilniaus maratonas pranešė, kad mes plaunam, grindinį visą tos trasos po kiekvieno bėgimo, kad yra saugu, nors taip klaustukas buvo toks, ar tikrai buvo labai sveika bėgti. Jo. Tai taip, tai va tokie kažkaip man atrodo, kad aš per savo gyvenimą paskutinius 5 metus pastebiu padažnėjimą tokių padidėjusių taršos epizodų. Nors šiaip bendra oro kokybės būklė Lietuvoje, kaip sakau, yra tikrai gera, kai mes lyginam net ir vakarų Europą, ar tuo labiau Azijos šalis. Ten smogai yra natūrali tarsi būklė. Ir nematyti žydro dangaus yra natūralu, tai mes galim tuo pasidžiaugti, kad kvėpuojam švariu oru, tiesiog kartais jis nebūna toks švarus, tai dar vadinu profesinę savo ligą, kad aš vengiu važiuoti dviračiu į darbą pikiniam valandom, pavyzdžiui, ir tada noriu važiuoti arba labai prieš, arba po, nes nenoriu važiuoti palei gatvę, kai yra pats didžiausias automobilių taršos tas epizodas. Tai čia mano tokia, sakau, profesinė liga. O būna, pavyzdžiui, profesinė liga, kai kur nors nori keliauti ir, tarkim, ar yra tarp tų, sakykim, variantų pasirinkimo, tarkim, ta šalis, kurie oras, tarkim, švaresnis yra? Ar taip jau iki tokio lygio Turbūt nėra? Niekada negalvojau keliauti ten, kur labai užteršta, nes tiesiog dar nežinau, bet turbūt ir apsvarstyčiau, kad tai yra svarbus faktorius man, nes kažkaip tikrai norisi jaustis saugiai dėl savo sveikatos, tiek tam trumpame laikotarpyje savaitėj 2, tarkim, jeigu važiuočiau atostogom, ir tiek bendrai. Tai va. Taip, apie tavo tyrimus kalbant, tai imi duomenis iš įvairių matavimo stočių ir mes galime pirmiausia pakalbėti apie tai, jog yra palyginami duomenys tarp Švedijos vienos matavimo stoties, Hiltemosa Research Station ir Preilos aplinkos užterštumo tyrimų stoties. Tai to jau mes vieną net ir porą nuotraukų parodysim ir paprašysim mūsų video užšalinio operatoriaus jo, kad jisai štai ir mes matom ekrane, čia labai tas bokštas aukštas, matom netgi virš pušų ar eglių viršūnių ir dar nesimato jo galą. Teko būti tenai turbūt? Teko būti papėdėje bokšto, į patį bokštą neteko lipti, bet šitas bokštas yra, man atrodo, apie 100 metrų aukščio ar 150 ir jis įvairiame aukštyje turi prietaisų rinkinius, kurie matuoja panašius ar tuos pačius parametrus oro taršalų ir ne tik iš tiesų taršalų, tai yra eglyne įrengta pastatyta matavimų stotis ir tai yra CO2 apykaita, kaip aš supratau. Tai aš nagrinėjau ne visai tai, kam šita stotis buvo įrengta, bet jo, čia yra iš tiesų labai aukšto lygio mokslininkų stotis, darbas ir jie
CO2 apykaita, kiek miškas išskiria ir kiek suvalgo, taip sakant. Sugeria to turbūt. To čia mes. Ir yra Preiloje būtent iki šiol aplinkos užterštumo ta tyrimų stotis, tai čia mes vieną tokią nuotrauką pavyko rasti ir kaip ten, kas čia yra matuojama toje stotyje? Šitai stočiai iš tiesų yra labai daug metų, čia yra labai daug matavimų įvairių atliekama, būdavo ir yra. Tai čia iš tiesų matuojami vėlgi oro teršalai. Tai ir ne tik tai mano kolegė atlieka neorganinių ir kitų komponentų nustatymą tiek kritulių vandenyje, tiek aerozolio fazėje. Tai čia mėginiai renkami kiekvieną dieną. 40 metų šitai stočiai praėjusiais metais suėjo. Tai gal ir yra kažkokių tai pertraukių, bet iš tiesų labai džiaugiuosi tokiu skyriaus tęstiniu darbu čia. Buvo ir yra atliekami iš tiesų čia ir ozono matavimai, ozono koncentracijos matavimai. Tai labai, ką aš dar galiu pasakyti. Pas tave laboratorija irgi buvo ant stalo, kai mačiau irgi daug to lietaus mėginių buteliuko pastatyta. Taip, ir lietaus kritulių vandenyje matuojam ir gyvsidabrio koncentraciją. Čia tokie projektai būna, kur irgi reikia tada atlikti tokius matavimus, tai taip, galiu ir taip padaryti, išmatuoti tai. O dar šitoj stoty šiaip anksčiau būdavo daugiau, kaip su projektais, kai būdavo projektinė veikla, būdavo, kad atveždavo čia prietaisus, kurie matuodavo ir aerozolio cheminę sudėtį, ir dydžių pasiskirstimą, nes aerozolio dalelės jos gali būti labai įvairaus dydžio ir todėl mums yra svarbu ne tik vienos dalelės dydį nustatyti, bet visos populiacijos. Tai va, ar, tarkim, labiau vyrauja mažos dalelės ar didesnės. Tai va, tai ir tokie tyrimai buvo atliekami ir juodosios anglies matavimai čia buvo atliekami šiuo metu nėra, dabar čia vykdomi labiau cheminės sudėties nustatymai. Taip, o juodoji anglis, tai suodžiai liaudiškai vadinami, ar ne, tik tais tus suodžius tu matai juos, kai būna padengta kas nors, bet realiai atmosferoje jo tos suodžių, tos juodosios anglies jos yra, tik mes jos irgi nematom. Taip, tu teisingai vardinai, kad liaudiškai sakom suodžiai, mokslinė kalba juodoji anglis ir jos iš tiesų nematom. Ypač Lietuvoje, mes Vilniuje koncentracija yra apie mažiau net negu 1 mikrogramas kubinėme metre. Tai kai tai yra išsklaidoma mieste, tai labiau nebent galim turbūt pamatyti kažkokiam vienu momentu, kai, tarkim, automobilis užkuria savo variklį ir toks kamuolys yra. Bet ten ir tai yra ir dujos, ir įvairios kietos dalelės, tai įvairios sudėties aerozolio dalelės. Tai va. Ir kažkaip irgi tyrinėja, ar ne, kaip skiriasi ta, sakykime, oro kokybė, kada būna užfiksuojamas būtent to Hiltemoso stoty ir paskui per jūrą, ar ne, ten oro srovė nuneša tas daleles iki Preilos ir tada, ar ne, koks būna skirtumas. Taip, tai čia iš tiesų prieš porą metų pradėtas, mano pradžia prie šito projekto buvo toks tyrimas apie tai, kaip kinta aerozolio dalelių cheminė sudėtis ir koncentracija pereinant per Baltijos jūrą. Tai mes turim Hiltemoso stotį Švedijoje, vienoje Baltijos jūros pusėje ir Preilą, kuri yra ant paties jūros kranto, tai labai dėkinga geografiškai vieta, kadangi mes tada turim tokį, kaip tik ant slenkščio stovinčią stotį ir naudodami atmosferinius modelius sumodeliavom, kolegos iš Švedijos sumodeliavo visus įvykius, aš vadinu įvykius, kai oro masė praėjo tiesiai virš Hiltemosios ir atkeliavo tiesiai į Preilą tam tikrame aukštyje, jau kur gali vykti matavimai. Ir taip mes išskyrėm būtent šitus įvykius per 4 mėnesių laikotarpį, kai vyko matavimai ir vienoje ir kitoje pusėje, nes jie taip dėkingai persidengė
4 mėnesius, ta prasme, kad persidengia tai tos pačios rūšies matavimai, nes būna kartais, kad kai kur išjungiamas kažkoks prietaisas ir tada neturi duomenų. Tai va, ir sumodeliavom tuos tolimųjų oro masių įvykius ir galėjau tiksliai žinoti valandos tikslumu, kada oro masė iš Hiltamosios atėjo į Preilą ir pamatuoti tą skirtumą. Aišku, vyksta didžiulė įvairovė atmosferinių procesų, vyksta praskiedimas, tai ne viskas yra taip, kad tas visas skirtumas, kurį mes pastebėjom tarp Hiltamosios ir Preilos, nėra taip, kad dalelė nukrito į jūrą, ar kad jūra ją kažkaip tai sugėrė, kas būtų labai lengva tada, bet vyksta ir praskiedimas, ir krituliai. Tai mano tyrimas ir buvo įvertinti tai kokybiškai, kiekybiškai ir pabandyti apskaičiuoti tokį valomąjį jūros efektą tarsi. Tai va, šiuo metu laukiu šitos straipsnio recenzijos ir tikiuosi, kad bus priimtas. Ok, linkim, kad priimtų. Tai ir rezultatas, jeigu taip labai paprastai kalbant, tai valo jūrą, ar ne? Padeda, kaip čia pasakius. Taip, mes Preiloje turime visą laiką žymiai švaresnį orą, kai oro masė ateina iš vakarų pusės, tai per jūrą, ir tada kardinaliai kitokia oro kokybės būklė, kai oro masė ateina iš pietų, rytų, tada būna pikai, o kai ateina nuo jūros, tada būna taip puf ir labai staigiai nukrenta. Tada švedai džiaugiasi, kai ateina nuo mūsų oras. Švedai, man atrodo, net tiek džiaugiasi, kai oras ateina nuo mūsų, man atrodo, jiems irgi vakarinė pusė geriau. Tai va. Taip. Dar bendradarbiavimas su Varšuva, ar ne? Irgi yra tyrimų stotis viena Varšuvos universiteto berods, ar ne? Ir taip pat yra čia pas mus ant stogo FTMC, taip pat tas stotis tyrimų. Taip, tai bendradarbiavimas vyksta su Varšuvos universitetu ir ten esančia atmosferos fizikos tyrimų grupe. Ir taip pat mes irgi FTMC 4 aukšte turime oro taršos matavimų laboratoriją. Nežinau, kaip tiksliai dabar vadinasi. Bet esmė tokia. Taip. Ir irgi atliekame panašios rūšės, vadinkim, srities tyrimus. Ir tada galima palyginti ir oro kokybę šituose 2 miestuose. Ir taip pat vėlgi apskaičiuoti oro masių įtaką, kai tarkim oro masės eina kažkaip taip panašiai į Vilnių ir Varšuvą ir pasižiūrėti, ar ateina iš, tarkim, vakarų, ar ateina pas mus panašus indėlis. Aišku, Varšuva yra jau žymiai toj žemyniniai labiau daly, tai va, bet buvo toksai irgi tyrimas. Tai va. Kokie tai, nežinau, kiek teko dabar ištirti tą esminį gal skirtumai, ar ne, tarp Varšuvos oro ir Vilniaus oro, apie tas aerozolio daleles kalbant? Vasaros laiku Varšuva ir Vilnius yra pakankamai panašus, nors Vilnius yra švaresnis. Ir iš tiesų, kuo jie panašus, tai kad panaši dalis juodosios anglies konkrečiai, tai nes nagrinėjom tik juodą anglį kaip aerozolio komponentę, kad tos aerozolio juodosios anglies ateina beveik tokia pati dalis iš transporto ir biomasės deginimo, nes mes naudodami tam tikrus metodinius, tam tikras metodikas mes galime apskaičiuoti, kiek ateina iš biomasės deginimo, kiek iš transporto kuro, iš kastinio kuro deginimo. Tai nustebino tai, kad iš tiesų Vilnius ir Varšuva turi beveik tiek pat šaltinių. Kalbant apie kiek ir apie procentus. Procentus, ar ne? Taip. Kiek... Nors jau pati koncentracija Varšuvai buvo gal 20-30% aukštesnė negu Vilniuje. Tuo tarpu žiemą Varšuvai šiek tiek tas užterštumas padidėja, skirtumas tarp Vilniaus ir Varšuvos irgi padidėja ir šaltiniai jau žymiai labiau skiriasi, kadangi Varšuvoje, kaip ir visoje Lenkijoje, didesnė dalis negu Lietuvoje yra ir anglies deginimo naudojama. Tai va, tai ten šiek tiek pasikeičia tada šaltuoju laikotarpiu
ta, vadinkim, energijos gavimo dinamika, jie naudoja kitokį kurą negu mes Lietuvoje, na, tas kuro pasiskirstimas, naudojamo kuro pasiskirstimas yra kitoks. Ir mažiau švarus, sakykime, dar vis. Taip. Kažkaip su pelyte, nežinau, šį kartą sudėtingai, bet mes pasižiūrėkim vat vieną įdomią nuotrauką, kurią pavyko irgi rasti mūsų interneto svetainėje. Tai lazeris, vadinamas lidaras, čia kolegų tų pačių Lenkų, ar ne, kuriuo irgi galima išmatuoti tą oro kokybę. Kai pamačiau tą nuotrauką ir šiek tiek straipsnį labai nustebau, nes kaip čia taip įmanoma, tai vat gali gal paaiškinti irgi mums visiems. Taip, tai lidaras, tai yra lazeris, kuriuo iš tiesų šviečiama į dangų, va taip statmenai. Tokiems matavimams iš tiesų reikia netgi gauti leidimus iš oro uosto. Kad lėktuvams netrukdytų turbūt. Nes jie turi toje erdvėje neskraidyti, kad mes nepakintume pilotų. Oho, tai va, bet tai šviečia lazeris, jisai yra specifinio bangos ilgio ir gaunasi, kad lazeris, na, jis siunčia signalą ir tada matuoja grįžtantį signalą, siunčia signalą ir matuoja grįžtantį nuo dalelių, kurios yra ore. Ir tada pagal pakitusi signalą jisai gauna informaciją, kokios formos, kokios polarizacijos dalelė ir kokio dydžio net. Oho, kaip jautriai. Tai va. Tai jisai gali labai gerai detektuoti tiek debesis, debesų savybės ir aerozolio dalelės. Tai va, bet dėja mes šito prietaiso Lietuvoje neturim. Buvo šitas prietaisas atvažiavęs pas mus, nes tas prietaisas iš tiesų, aš pati labai nustebau, yra autobusiuke. Ir jisai tiesiog važiuoja visas tas autobusiukas, tada atsidaro tokį langą savo stogę ir prašviečia lazeris. Tai va, tai su juo iš tiesų galima daug kur nuvažiuoti ir įdomių epizodų išmatuoti, stebėti. Tai va. Geras. O kalbant ne apie lazerius, bet apie tą techniką, kur yra tavo laboratorijose, tavo ir komandos, tai kaip ta tavo darbo diena atrodo? Vat kaip, tarkim, įsivaizduojama, tu sakai, aš tyrinėju tuos aerozolių daleles, tai kaip tu taip tyrinėjai, ką tu konkrečiai paimi, ką tu gauni, ką tu išmatuoji ir kaip tai būna? Aplinkos mokslų matavimai yra kiek kitokie, nors jie irgi gali būti labai irgi skirtingi. Sakykime, mano srityje yra taip, kad prietaisas yra padedamas, pastatomas kažkur, kur mus dominanti aplinka yra. Ir mums yra svarbu iš tiesų užfiksuoti laike pokyčius, nes aplinkos mokslai jie nagrinėja pokytį per kažkokį laiką ir dažniausiai tai nebūna į ateitį, tai būna, bent jau modeliavimas, mes žiūrim į praeitį, tai yra tokie retrospektyviniai stebėjimai. Kas įvyko, tarkim, per mėnesį, per metus. Taip, ir mes galim tada iš tiesų stebėti, tik jau praeitį, tai grįžtant prie to, tai prietaisas yra paliekamas kažkur tai matuoti, norimoj ištirti aplinkoje. Ir jisai aktyviai renka duomenis, tai vadinamas yra in situ matavimas, kai in situ, kai paliekamas ir jis aktyviai įrašo duomenis. Nereikia žmogui, tarkim, kiekvieną dieną ateiti, pakeisti filtro ar kažko tai dar pakeisti. Ir tada, po kurio laiko, jau taip sakant, kai žmogus, mokslininkas jaučia, kad, tai jau duomenų yra, ar turėtų būti surinktas kažkoks atitinkamas periodas, jis tos duomenys pasiema ir tada nagrinėja kaip duomenų analitikas iš tiesų. Taiko įvairius metodus apskaičiuoti sudėtingesniems parametrams. Būna kartais, kad naudojam 2 prietaisus, tai tada kažkaip kombinuojam jų pateikiamą informaciją, jų įrašytus parametrus. Tarkim, galim užrašyti dalelių sugertį ir
dalelių sklaidą. Tai yra 2 skirtingi prietaisai, o tada galiausiai mes galime apskaičiuoti, jau naudodami tiesiog duomenų, jau surinktus duomenis, galima apskaičiuoti tų dalelių poveikį klimatui ir kiek jos atspindi, tarkime, šviesos, kurie ateina iš Saulės, tai kiek jos atspindi ir kiek jos sugeria pačios. Ar ne? Tai vadinama pavienės sklaidos albedu. Albedas tai yra gebėjimas, dalelės gebėjimas sugerti ir sklaidyti šviesą. Ir čia yra svarbu klimato kaitai tas gebėjimas, ar ne? Taip. Gali gal truputį tą paaiškinti? Jo, tai kuo labiau dalelė yra sugerianti, tuo daugiau jinai šilumos savyje, taip sakant, sulaiko. Tarkim, jeigu mes, tarkim, Saulė šviečia į suodžių daleles pasklidusias ore, jos yra juodos, jos neatspindi tos šviesos. Gaunasi, kad energija yra sulaikoma šviesos šilumos pavidalu, atsiprašau, atmosferoje ir atmosfera šyla, nes yra energija joje kaip paliekama. Tuo tarpu, jeigu turėtume jūros aerozolį, jūrinį aerozolį, kuris yra, iš tiesų, beveik didžiuma natrio chlorido, tai kaip druska, jūros druska iš tiesų. Tai šitos dalelės jos yra baltos, skaidrios ir jos labai daug atspindi. Ir gaunasi, kad jos vėsina atmosferą, nes šiluma ar šviesa ateina ir jos atgal. Ir jo. O nuo juodų dalelių taip greit nevyksta ir jos tada šildo. Tai va, tai čia toksai vadinamas. Tas klimato atšilimas, būtent tas, ar ne, klimato krizė, kai šyla, klimatas būtent nuo tų tamsių juodų dalelių didelė dalimi priklauso. Ne tik tai, bet tai lemia klimato šilimą, atmosferos šilimą. Jo. Taip, kai skaičiau neseniai, kai Tamboros ugnikalnis įsiveržė, ir turbūt ir kitose tose, kai gamtos katastrofose ir nuo tų vulkanų ugnikalnių daug pasklido dūmai, kilometrai įvairių tų smulkių dalelių ir jos buvo kažkaip turbūt šviesios ar kitokios, bet esmė ta, kad tiesiog saulė švietė ir irgi kaip nuo veidrodėlio ta šviesa atsimušė. Taip. Ir gavosi didžiulė, metai be vasaros tada, kad didžiulė žiema, ten buvo didžiulis derlius neaugo, buvo vasara -3, -5 vidutinė temperatūra, tai taip. Tas atvirkštinis toks efektas klimato irgi. Taip, tai vat šitas toks fenomenas po ugnikalnių išsiveržimų vyksta todėl, kad ugnikalniai išmeta į atmosferą daug sieros, siera ar kaip sieros oksidų ir jie per cheminius procesus pereidami sudaro tą sieros aerozolį, kuris yra labai šviesą sklaidantis. Iš tiesų, tai yra sulfatas, sulfato neigiamas jonas su kažkuo kitu susijungia. Tai nėra, kad vienos rūšės kažkokia tai dalelė iš tiesų susidaro. Bet tie sulfatai, jie sklaido šviesą ir iš tiesų jie tada sudaro tokį kaip veidrodį. Ir čia yra netgi, dabar labai čia pamesiu tokią mintį, kurios nereikėtų vystyti toliau, bet mokslininkai, man atrodo, prieš 30 metų galvojo į stratosferą skraidinti lėktuvus, išleisti sieros didžiulius kiekius, tam, kad specialiai sukeltų tokį efektą ir tokiu būdu vėsintų klimatą. Tai vadinama geoinžinerija, bet kodėl tai yra bloga mintis? Todėl, kad vėl sugrįžtų rūgštieji lietus ir tam turėtų iš tiesų pasirašyti tokiai avantūrai, nežinau, net ne avantūrai, kiekvienas planetos gyventojas, dėl to, kad vienas gali norėti tai padaryti, bet kentės tai visi. Žodžiu, tokia distopija gautųsi. Tai kol kas turbūt geriausias, aišku, sprendimas yra to iškastinio kuro atsisakyti, mažinti. Čia kažko protingesnį turbūt nelabai ką sugalvosim, ar aš. Čia labai plati diskusija, bet vienas iš dažniausiai siūlomų kelių jo iškastinio kuro naudojimo mažinimas. Taip, Agne, kodėl tu pasirinkai tokius būtent mokslus aplinkos? Naiviai norėjau pakeisti pasaulį, kažkaip išgelbėti, nes labai atrodo niūri tokia ateitis, kai atradau šitą, nežinau, kryptį temą apie aplinkos klimato tyrimus,
Tai tikrai tiesiog atrodo naiviai, noriu išgelbėti pasaulį. Dabar tas kažkaip jau realizmas atėjo. Dabar nori padėti pasaulis. Norisi, jo, iš tiesų, bent kažkiek. Iš tiesų, man labai patinka suprasti. Tai gal vat tas supratimas veda, siekis suprasti mane veda dabar šitame akademiniam kelyje. Tai tiesiog jau suprantu, kad pakeisti kažką mažai turiu galios, bet tuo pačiu suprantu, kad net ir mano maži žingsniai galbūt turės kažkokią tai įtaką šviesesniai ateičiai. Tu dar labai jauna, dar doktorantė, dar čia viskas prieš akis, dar čia negaliu žinot, kas bus, ką atrasi, ką pavyks pagerinti. Tai čia, aš manau. Ačiū. O čia mokyklos laikais jau žinojai, kad būtent... Mokyklos laikais, aš labai mėčiausi, aš iš tiesų žinau, kad noriu į fiziką, bet tada įstojau kažkaip į biochemiją, tada atėjau į nanochemiją. Ir aš iš tiesų tik 3 kurse bakalauro supratau, kad iš tiesų mane domina aplinkos mokslai. Ir atėjau tada į aplinkotyros skyrių FTMC. Tai iš tiesų čia jau esu nuo 19 metų dirbu. Tai jau virš 5 metų. Bet tas suvokimas, kad mane domina aplinkos ir gamtos mokslai, tai atėjo labai vėlai, nes iš tiesų aš dar prisimenu mokykloje, dar tikrai galvojau ir apie juvelyriką dailės akademijoje. Žodžiu, buvo labai platus interesų klodai. Tai va. Tvarkoj, ačiū Agne, tai linkiu, kad tas noras nedingtų, ar ne, ir tas naivumas, kaip sakai, kad jisai būtų ir kad būtų to entuziazmo ir to užsidegimo. Tai Agnė Minderytė, FTMC aplinkotyros skyriaus doktorantė, mano pašnekovė. Šioje laidoje aš, Simonas Bendžius, dėkoju už jūsų dėmesį ir linkiu toliau mus sekti Facebook'e, LinkedIn'e, YouTube'o kanale žiūrėti, klausytis laidų LRT radiotekoje, kur dar Instagramo turim irgi ftmc.lt Instagrame, įveskit, rasit nuotraukas ir Agnės ir mūsų visų. Tai linkim gerų iki tų sutikimų, geros jums dienos ar nakties, kada klausotės ir ačiū dar kartą. Iki.